Sveiki, gerbiamoji publika. Blet, 2 mėnesius nebuvo naujo video. 2 mėnesius. Tai, žodžiu, sugalvojau padaryti tokią baikę dabar. Padarau dabar tokį update'ą, kokia dabar yra situacija ir tada po biškį paleisiu videkus, ką veikiau per tą laiką. O čia valid ar nevalid yra. Bet, žodžiu, su Volvo. Šiuo metu turim tokią situaciją. Tai čia yra, kaip matom, naujas Kolix. Jums taip neatrodo, bet čia yra nauja turba. Čia reiks padaryti downpipe'ą. Čia reiks įsiurbimo, visas šlangas, visus silikonus pasikeis, nes nieks nebetink. Sugalvoti turbą, kokiu kampu dėti. Tepalą padavimą, grįžtamą padaryti. Nu, žodžiu, su turba yra nemažai reikalų. Galvą dar suvaržyti. Viskas prasidėjo nuo to, kad man praputė tarpinė ir načert šūdas. Žodžiu, čia yra daug reikalų. Kiti reikalai yra senai nematytas vaizdas mano garaže. Tai žodžiu, kokią turim situaciją. Kad nuvažiavam pažiūrėti Lietuvos čempą varžybų. Ir Baltijos šalių čempą buvo prie tą pačią. Nuvažiavam pažiūrėti varžybų. Ir kažkaip išėjo kalba su pagrindiniu kanalo rėmėju Panda. Kad, kad su Šeške aš turėčiau žiauriai greit važiuoti. Ir Panda sako, tai imk važiuok, tiesiog viskas, na. Tai here we go. Tai užsidėjau timerį, turim 30 dienų. Tai iki varžybų nuo dabar. Dabar yra rugpjūčio 10 diena. Tai žodžiu, kokia yra situacija su Šeške. Motociklas nedirba. Vienas dalykas. Kitas dalykas, Panda yra biškį stambesnis žmogus negu aš. Ir jo spiruoklės, važiuoklės man netink pagal idėją. Nes, ta prasme, jos kietesnės yra. Tai žiūrėsim, jeigu išeis gauti kažką minkštesnę, gal dar spėsim pasikeisti. Gal tai tikrai, ką galiu pakeisti spiruoklę pochui. Priekį nelabai norėčiau ardyti. Bet matysim. Reik padangų. Daugiau viskas šiaip yra normaliai. Iš bėdos gali važiuoti taip. Kosmetiškai yra dabar. Čia atrodo gražiai per kamerą. Šiaip jis yra biški nelabai dailus mocas dabar. Bet aš manau, kad čia jeigu viskas eisis pagal planą ir normaliai, tai ant galą bus galima tiesiog perpūsti greitai su pulviku pasišveitų, žodžiu, viską pasidarius juodai, nupūsti visą, kuo būtų ledas. Tai žodžiu, kol kas dabar yra toks planas paruošti šitą motociklą ir save. Šie su 2 metus nesėdės ant britvos normaliai. Tai, šiaip per tos porą metų psichologiškai biškį subrendau gal labiau, ta prasme, biškį man taip atrodo, kad aš su savo smegenim dabartiniam galėčiau greičiau važiuoti. Fiziškai irgi gal esu minimaliai stipresnis, bet tiesiog nesportau, nieką nejudėjau pastaruoju metu. Tai jau pradėjau biškį treniruotis, važinėjau su dviračiu, pristraukimus, atspaudimus pumpuoju, pizdės, čia dabar esu sportininkas. Tai viskas, ir čia yra pirma tokia serija šito dalyko ir matysim ties ko čia baigsis. Gal iš viso taip gausis, kad nebeišvažiuosiu, načert apšė. Bet jeigu dabar čia jau taip pasiskelbiu, tai bus motyvacija didesnė išvažiuoti. Žodžiu,
Kam įdomu, tas žiūrėkit video, liuks, spauskit, patinka, parašykit komentarą man, nes algoritmui labai patinka. Jo, ir šiaip, jeigu turit kokį nors jeigu netyčia padangų turit, jūs man tikrai praneškit, man labai reikia. Kad būtų bent jau kokių 21 metų. Blet, nes čia tai yra wow. Tai žodžiu, ačiū uždėmesi publika, liuks ir susimatysime ateities videose. Ir pakomentuokit, ar geriau yra, kai su mikrofonu šneku.